Sveiki, šiandien išėjome su kolega Karoliu į Vilniaus senamiestį, į Vilniaus dienas, paklausti tiesiog praeivių, ką jiems reiškia savoka tikras žmogus. Žiūrėkite, ką jie atsakė. Ką reiškia tikras žmogus pačiam? Man? Nu ką aš žinau. Aš tai šiaip paprastas, žinai, tai paprastas. Ką jums reiškia savoka tikras žmogus? Tai kai žmogus turi išsilavinimą, gerbė kitus žmonės tiesiog, turi savo vertę, gerbė savo bei kito orumą. Ką jums reiškia savoka tikras žmogus? Tikras žmogus tai reiškia, kuris visada sako teisybę, visada elgiasi dorai ir visada galvoja apie kitus žmonės. Tikras žmogus, nuoširdus žmogus. sąžiningas. Su rankom ir kom. Svarbiausia, kaip jis elgiasi ir koks jis yra žmogus. Nuoširdus žmogus. Žmogus yra pernelyg daugialypė būtybė, kad apibūdinti tikras ar netikras, nes visos savybės yra žmogiškos. Tikras žmogus, kur tikras? Sąžiningas. Man tai kažkaip toks, rimtai draugas, kurio gali pasikliauti pastoviai. Gyvas. Man tai tikras vyras. Doras, pilietis, dirbantis Lietuvos labui. Žinau, kad tikri žmonės aplinkui visi. Tikri žmonės. Tikras žmogus, kurį gali paliesti. Aš. Tas vaikas. Stiprybė. Mano vyras. Patikimumas. Linksmas. Savim pasitikintis. Taip. Draugiškas. Sąžiningas. Sugebantis mylėt. Mama. Tikras žmogus, kuris nemeluoja, rūpinasi kitais, ne kaip gyvulys elgiasi.